Hola, hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Elisa, encantada de conoceros. Mucho gusto. Aš esu Elžbieta arba Elisa. Ir šiandien mes su jumis pakalbėsime apie ispanų kalbą. Ir šiandien jūsų laukia lėktuvo ir oro uosto žodynas. Manau, tikrai tema labai svarbi ir tikrai reikia žinoti visus būtiniausius žodžius. Taip pat norėjau pakomentuoti, jeigu jūs norite mokytis ispanų kalbos, bet neturite laiko derintis prie mokytojų tvarkaraščio, jūs jau turite išeiti mokytis kursą Mokausi pats, kurį jūs rasite apačioje aprašyme. Užeikite ir mokykitės savo tinkamų laikų, o mes tada pradedame. Taigi, pats pirmas dalykas, kurį mes darome, tai entramos a la página web. La página web tai yra tinklalapis, taip? Kažkokios tai kompanijos arba jo atstovų, kur mes užeiname, entramos y buscamos ir ieškome los billetes, bilietų. Ir kai mes ieškome, taip, tai mūsų klausia, o kur mes norime važiuoti. Taip, mūsų destino arba itinerario. Šitas žodis labai panašus į anglų kalbą, dėl to, manau, tikrai jį įsiminsite. Vadinasi, tai ten, kur jūs ieškote, įrašote iš kur, de donde, ir itinerario, taip, destino, kur jūs planuojate važiuoti, skristi. Ir jūs po to jau surandate datą, la fecha adequada, taip, ta, kuri jums tinka, ir po to paspaudžiate, taip, ir turite keletą variantų pasirinkti, kokį bilietą nupirkti. Ir pats pigiausias, el más barato, pats pigiausias, tai yra solo con equipaje de mano. Su rankiniu bagažu. El equipaje de mano. Rankinis bagažas. Antras variantas yra taip, kur mes turim el equipaje de mano y equipaje facturado. Por ejemplo, de 20 kilos. Pavyzdžiui, 20 kg. Taip. Equipaje facturado. Ta, kurį mes turime užregistruoti mūsų bagažą. Ir taip pat tokiam variantą mes dar turime asientos reservados. Taip, kad jau iš anksto galime rezervuoti sėdimą vietą. Na ir trečias, el tercero, tiene de todo. Turi viską. Toliau, jūs paspaudžiate ir jūs paspaudžiate nupirkti. Nupirkti tai yra comprar ir po to jūs reikia sumokėti. Tai jūs darote, sumokate, pagais. Sumokėti, pagar. Po to jau atėjo ta diena, kai jūs jau važiuojate į oro uostą en el taxi ir en taxi. Važiuoti su taksi ir en taxi al aeropuerto į oro uostą. Ir jūs ten iš karto, jeigu jums reikia, jūs prieinate prie mostrador de facturación. Vadinasi, ten, kur jūs priduodate savo lagaminą, ir jisai nuvažiuoja tiesiai į lėktuvą. Taip pat jūsų gali paprašyti pasaporte, pasą, taip, kad jūs parodytumėte. Jums išduoda tarjeta de embarque, įlaipinimo bilietą. Tarjeta de embarque. Po to jūs einate, vais ir eiti, vais al control de seguridad. Y security, kaip mes sakome, taip, control de la seguridad. Cuando pasáis el control de la seguridad, kai jau praeinate, jūs žiūrite į ekraną, a la pantalla, ekranas, taip, ir ieškote puerta de embarque, įlaipinimo vartai. Taip, jūs ieškote įlaipinimo varto. La puerta de embarque. Taip pat dažnai, jeigu jūs važiuojate per kažkokį miestą, tai vadinasi, jūs nuvažiuojate į vieną ir jums reikia persėsti. Taip, ir persėdimas ispaniškai yra transbordo. Kartais būna, juk oro uostose, taip, las flechas, strelytės,
Kur trasbordo, o kur salida. Taip, trasbordo persėdimas, salida išėjimas. Dabar mes pakalbėsime apie lėktuvą, ką mes turime lėktuve. Taigi, žinoma, pats svarbiausias dalykas, ką mes ten turime, el avión, lėktuvas y la tripulación, įgula, la tripulación, įgula. Į įgulą įeina el piloto, pilotas, el capitán, pilotas kapitanas, taip, azafata, stewardesė, arba dar galim pasakyti auxiliar de vuelo. Taip pat mes turime sėdynės ir jos yra skirtingos, taip. Mes turim asiento de ventanilla, vadinasi sėdynė prie lango, asiento de pasillo, sėdynė prie perėjimo. Ir mes turim dar iluminatorių, taip, ir tai yra ventanilla, dėl to mes ir turim asiento de ventanilla. Ir žinoma, labai svarbus dalykas, tai yra el cinturón de la seguridad. Es muy importante, taip, saugos diržas. Ir ką lėktuvas daro? Lėktuvas puede despegar y puede aterrizar. Despegar, aterrizar, pakilti, nusileisti. O dabar toliau mes pakalbėsime apie jau naudingus sakinėlius. Jūs dabar susipažinote jau su žodynu, atskirais žodžiais ir dabar aš jums pasakysiu kai kurios sakinėlius, galbūt jums jie bus labai vertingi ir galėsite panaudoti savo kelionėje. Vienas iš sakinių, pavyzdžiui, kaip ir jūsų prieina jau oro uosto darbuotojas, taip, ir jis arba ji gali pasakyti, me permite ver su pasaporte, ar galiu pasižiūrėti jūsų pasą. Jeigu jūs, pavyzdžiui, skubate kažkur tai, taip, ir turite novio o novia, espanjolę, merginą arba vaikiną, ispaną, ir vėluojate, tai jūs sakysite, date prisa, llegamos tarde. Greičiau, nes mes vėluojame, vėlai ateisime. Kartais būna, kad jūs laukiate, taip, o lėktuvo vis nėra ir nėra. Ir jums tada sako, el vuelo con destino a Madrid llega con una hora de retraso. Jūsų lėktuvas į Madridą, taip, kurie žmonės laukia, kad važiuoti, pavyzdžiui, į Madridą, sako, vadinasi, jūsų lėktuvas į Madridą vėluoja 1 valandą. Taip pat būna oro uostai tokie dideli, tan enormes, kažkas labai didelio, enorme, aeropuerto enorme, muchos terminales, labai daug terminalų. Ir jūs nežinote, kur eiti, kas kur randėsi. Tai jūs, jeigu čia bus Ispanijoje, žinoma, arba Latino Amerikoje, ir jūs galėsite paklausti, donde está, kur yra? Ir jau sakote, ko ieškote, jau jūsų pasirinktą žodį, ko jūs ieškote. Taip, donde está, kur yra. Kai mes jau esame lėktuve, mums pilotas arba stewardesė, dažniausiai stewardesė, taip sako sekantį sakinį. Abróchense los cinturones, el avión va a despegar. Abróchense, tai mūsų veiksmažodis abrocharse, užsisegti, taip, abrocharse, užsisegti. Užsisegti saugos diržą. Abrocharse el cinturón de seguridad. Bet jūs abrocharse galite ne tik cinturón de la seguridad, pero chaqueta, también podéis vaqueros, todo lo que tiene cremallera. Visi daiktai, kurie turi cremallera, užtrauktuką, arba tokį mechanizmą kaip tik ir ėjo. Taip vienas į kitą ir laikosi. Jūs galite naudoti šitą žodį. Taip pat jūs galite išgirsti tokį sakinį, kai jūs dar stovite eilėje, en la cola, en la fila, tas pats, jums gali pasakyti. Lleve en la mano su tarjeta de embarque y su pasaporte. Lleve arba lleva, taip jau ten priklausome mes asmenuojame veiksmažodį. Ir čia sako, kad turėkite rankose įlaipinimo bilietą ir pasą.
Ir žinoma, dar vienas labai svarbus dalykas, kurį jūs galite išgirsti jau būnant lėktuve, bet dažnai lėktuve labai blogai girdisi ir labai sunku yra suprasti, ką ten šneka, bet mes jūs žinome. Taip, mes keliaujame, viajamos mucho y ya sabemos todo ir jau viską žinome. Bet ispaniškai dar pasakysiu ir aš čia. Por motivos de seguridad, los móviles y los ordenadores deberían estar apagados y permanecer así hasta la llegada al destino. Saugumo sumetimais, telefonai ir kompiuteriai visi elektroniniai prietaisai turi būti išjungti iki tol, kol lėktuvas neatvyks į vietą. Ir šiandienai būtų viskas, tikiuosi, kad jums buvo naudinga, sužinojate kažkokį naują, vieną, kitą, trečią, o gal ir daug naujų žodžių, labai gerai, aš džiaugiuosi. Tikiuosi irgi šitie sakiniai jums bus aiškus, kai jums juos sakys arba kai jums reikės kažką tai pasakyti, jau turėsite išsirašę kažkokius tai sakinėlius ir galėsite juos naudoti savo gyvenime. Ačiū, kad buvote su manimi, prenumeruokite mano kanalą, palaikykite, kad kuo daugiau žmonių pamatytų, kad jau lietuviškai galima žiūrėti apie Ispaniją ir ispanų kalbą. Taip pat komentuokite, nesigėdinkite, rašykite, bendraukime per komentarus su jumis. Galite rašyti man visokias jūsų idėjas, kokius video jūs norėtumėte, kad būtų, ką nufilmuočiau. Tikrai aš pasižiūrėčiau, labai man būtų įdomu pasižiūrėti taip, ko jūs norėtumėte. Taip pat neužmirštame apie dale like, man patinka, man čia yra labai malonu iš jūsų pamatyti laiką. Ir ką, susitiksime jau labai greitai en el próximo video.